Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės. Neapsakomą malonumą pristatydama savo anūką. Mantas Kalnietis. Ieškojau žmonos, sakiau, kad turbūt žmona bus ta, kuri nustums krepšinį. Pirkau vaikišką žiedą iš vaikų pasaulio už 7 litus, atsimenu, ir su juo pasipiršau. Gaunu kokią tylą dienai. Palauk, aš laukiu, kol man parašys, kol man paskambins. Čia aš, taip. Įjunkit teliką, ne? Jeigu kažkas pasako, kad tau žiauriai pasisekė, tai jis sako, ne, jam pasisekė. Man ir mokytojai sakydavo, kad nieko nebus iš tavęs, nes sunku būti krepšininku Lietuvoje. Šveičiau metimą likus 5 sekundėm. Aišku, jo neįmečiau, belgai atkovojo kamuolį, nubėgo ir įmetė. Ir mes pralošėm šitaip rungtynes. Mano draugas buvo su mano maike ir po rungtynių gavo jausį. Aš nepatikėjau Kurtinaičio taktiką ir aš dabar žiūrėdamas tą čempionatą, aš nusiemu kepurę, padedu ant stalo ir žemai lenkiuosi. Bijau, kad komandinio sporte Lietuvos rinktinėje čia nesueitų. Būčiau greitai išprašytas. Išmatskevinčintas. Romanovas išpirdolino tave iš Žalgirio, reikalaudamas eiti į Seimą. Taip, aš turėjau pasirinkti tiesiog. Tai turbūt nelaiminga, kai tėtis mirė. Tas momentas, jeigu taip įstrigęs. Kai laikiau dar taip už rankos ir jau jo nebėra. Pasakyčiau dar kokie paskutiniai žodžiai buvo. Pasakyk. Jis sako, eik. Esu Rasa, tarptautinė nekilnojamo turto konsultantė. Jeigu negali apsispręsti, kur investuoti, į Ispaniją, Kiprą, Dubajų, Monaką, o gal Tailandą ar Balį, ieškok manęs roamingrasa.com ir aš pakonsultuosiu, kuri kryptis tinkamiausia tau. Išsirinkime geriausią kryptį, tinkamiausią investicinį variantą, keliaudami kartu. Laukiu tavo skambučio arba žinutės. Sveiki, mielieji, čia tinklalaidė Akis į akį su Arūnu Valinsku ir šiandien turiu neapsakomą malonumą pristatydama savo anūką. Kodėl tokį ir kas toks, ponios ir ponai, Mantas Kalnietis. Labas vakaras, anūkėlė. Labas vakaras, senelį. Iš kur anūkas? Ne per seniausiai mums teko dalyvauti vienoje laidoje, kur panašių profesijų žmonės bendrauja su ukrainiečiais, tai buvo broliai ir sesės tokia laida. Ir Mantas važiavo susitikti su Medvedenka, krepšininku, man teko su tokiu jų labai garsiu šaumenu ir mes toj kelionėje keliavome dviese. Ir nežinau, iš kur šovė Mantui į galvą mintis, bet jis mane praminė seneliu, aš atsilygindamas praminiau jį anūkėliu. Tai taip ir liko dabar, jis man kreipėsi senelį, aš į anūkėlį. Iš kur tas pamačius mane, beje, aš jam į senelius nelabai tinku, nes tarp mūsų yra lygiai 20 metų skirtumas. 20. 86 metais pats, ne? Taip. Aš šiam 6. Taip. Jėzu, koks senas, Jėzus. Iš kur kilo tas atsirado žodis senelį? Kilo iš linksmos kelionės, turbūt. Turėjom daug laiko, daug aptarti. Ir bebendraujant, nežinojau, kaip kreiptis, pradžiui. Tas amžiaus skirtumas atrodo ir yra, bet kalba ėjosi labai kaip ir sklandžiai, tai reikėjo kažką įdomiau sugalvoti, taip ir prilipo, turbūt vienas kitam jo. Gerai, tai mielas anūkėlė, man tai iš tiesų labai daug aš noriu su tavimi apie ką pašnekėti. Krepšininkas, dabar futbolininkas, tikriau futbolo komandos vadovas. Šiaip žaidėjai visada bent jau stebima, kad neretai tampa komandos treneriais. Kas nutiko Mantui Kalniečiui, kad taip, skaičiau beje šiandieną atsiliepimus spaudos, senus, kad vienas iš geriausių pastarųjų 10-mečių žaidėjų. Faktas, be jokios abejonės. Tai pozicija, kur reikalingas šachmatų mąstymas, matymas, krepšinio skaitymas. Kodėl Mantas Kalnietis netapo treneriu? Mes esam turbūt šiek tiek palietę tą temą kažkada, galbūt net toje kelionėje. Tai man visą gyvenimą žaidžiant krepšinį ir gyvenant užsienyje teko su savimi imti šeimą, žmoną, vaikus ir mes praktiškai visą laiką gyvename kartu. Ir buvo keli metai, kai dėl vienokių ten ar kitokių priežasčių aš šeimynos jau nebegalėjau imti kartu, nes vyriausiai dukrai prasidėjo mokslai rimtesni ir aš žaidžiau toj šaly, kur angliškai sunku buvo surasti mokyklų. Čia kur?
Čia toj šaly. Čia toj šaly. Prieš karą dar, taip. Taip. Ir Kubanė, Krasnodarą. Taip, Krasnodarą. Taip, ir mes nusprendėme, kad aš metus, tiksliau 1,5 praleisime kartu. Aišku, atėjo COVID-as, tas laikas trumpėjo, bet buvo labai tikrai sudėtingas laikotarpis gyvenant atskirai. Ir nors anksčiau aš irgi projektavau, ką jūs čia prieš tai pristatėt, kad turbūt būsiu treneris, bet aš supratau, koks gyvenimas tai laukia iš naujo. Jeigu tu imiesi rimtai kažkokio tai darbo, tu vėl sėdi ant lagaminų. Ir tie vaikai tavo auga, niekada nežinai, kada keisi komandą, kada keisi šalį ir tie dalykai mane privertė labai stipriai pagalvoti, ar aš tikrai to noriu. Ir antras dalykas buvo Lietuva, Kaunas. Aš visą gyvenimą, vėlgi grįšiu žaisdamas užsienyje, turėdavau net bent 10 valandų galimybę praleisti Kaune, aš grįždavau ir skrisdavau bet kokiais reisais atgal į, nežinau, Prancūziją, Italiją. Tai tu esi kaunietis iki kaulo čiulpų smegenų, iki apskritai. Taip. Ir lietuvis, ir kaunietis, man negaliu taip įvardinti, namai yra ir Lietuva, ir Kaunas. Šiandien neišbėrė važiuojant į Vilnių? Ne, aš nesu. Neturi alergijos? Ne, aš nesu tas, kur nusistatęs, kad ten kaip Kaunas, Vilnius mėgsta pasižaibuoti. Man Lietuva, Kaunas, bet aš neturiu nieko prieš kitus miestus ir sakau, ir būtent tas ilgesys, būnant užsienyje, gyvenant užsienyje tų namų, mane privertė pagalvoti, kad aš labiau noriu leisti laiką ir darbus dirbti pas save namuose. Ar galim tai pasakyti, kad tu vieną savo meilę, kuri buvo nuo pat vaikystės, kiek buvo metų, kai pats pirmą kartą išbėgai į aikštelę, ar tave pas trenerį nuvedė? Kiek 6, 9? 6. Ir tu tiek metų atidavęs krepšinį savo didžiai meiliai, vis tiek supratai, kad didžiausia meilė yra šeima, vaikai, žmona, taip? Taip, tai turbūt aš, kai ieškojau žmonos, sakiau, kad turbūt žmona bus ta, kuri nustums krepšinį turbūt į antrą planą. Tai man labai pasisekė, kad jinai tapo ir žmona, ir krepšinio nenustumė, o prisitaikė. Tai paskiau... Kaip susipažinot? Šiaip yra labai toksai iki kaulo smegenų, bent jau mane užknisęs klausimas, kai ten, ar teisybė, kad susipažinot su Inga Valinskienė bibliotekoje? Teisybė. O kur jūs susipažinot? O mes susipažinom, kaip nebūtų keista, greičiausiai krepšinio aikštelėje ir pačio pirmo susitikimo nelabai atsimenam. Dėl to, kad mano žmonos pusbrolis atvažiavęs gyventi iš Biržų ir žaidė krepšinį ir apsigyveno pas ją namuose, nes mano geriausias draugas yra jos pusbrolis. Okay. Ja. Nu ir aš pradžioje eidavau pas jį, o paskiau tas mano draugas. Mes vyrai taip darom. Tu turi draugą, pakvies pas draugą į svečius. Tai ir taip gavosi, kad paskiau tas mano draugas jau išvažiavo žaisti, o štai tos namus ir tiesiog apsilankėm. Čia kaip arklių, žinai, kai uždeda, kad jis pareitų pats namo. Tai taip ir tu draugo nėra, bet kelias tas pats. Navigacija veda toliau. Kiek metų jūs draugavot? Draugavom neilgai, iš tikrųjų 2,5 metų. Ir 2009 sugalvojom, kad važiuojam. Ir dabar labai patenkinti, nes vaikai jau auga. Kai kurie mūsų draugai dar supuoja mažus, o mes jau rock'n'roll'e. Vėl. Pats nesi labai daug kalbėjęs apie tai, bet gal čia atsiversi. Kokie buvo žodžiai, kuriais tu pasipiršai? Ir kur tai įvyko? Oi, čia gal labai, jau lendam giliau, aš nemėgstu apie tai kalbėti stipriai. Bet tai yra gražu, dėl vienos priežasties. Lietuvoje yra tiek nedaug žmonių, kurie išgyvena santuokoj 5 metus. Skyrybos tiesiog kaip pandemija. Ir tokie pavyzdžiai, ir tokie šviesūs veidai, ir tai, kaip tu pagarbiai kalbėjai apie savo šeimą, tu net krepšinį palikai, sakai, trenerio karjeros dėl šeimos. Ir tokie pavyzdžiai, jie turi būti žinomi. Taip sakant, tauta turi žinoti savo didvyrius. Ne, nei didvyriai, nei ką, man atrodo, daug žmonių vyrų pasipiršo panašiai, nieko ypatingo, tiesiog aš atsimenu, dar žmona gulėjo ligoniniai tuo metu, o aš nuėjau tiesiog, ką žinau. Viena istorija galbūt, kai tu turi padovanoti tą sužiedytųjų žiedą. Deimantą, tai aš turbūt buvau savo ištikimas, pirkau tą vaikišką žiedą iš vaikų pasaulio už 7 litus, atsimenu, ir su juo pasipiršau. Ir neįsižeidė? Ne, neįsižeidė, nes, kaip ten sako, ne tame laimė turbūt. Tai be jokios abejonės, kaip prieš akis tikrasis deimantas, tai koks skirtumas, kas ant piršto. Gerai, man tai grįžkime prie krepšinio, kurį, suprantu, padėjo dabar tašką, nes išėjai į kitą sporto šaką, į futbolą ir beje sveikinu, nenoriu prikalbėti, bet mes prieš laidą užsiminėm, kad tikrai jūsų Žalgiriui, Kauno Žalgiriui, ne Vilniaus Žalgiriui, futbolo klubui puikiai sekasi.
Ir kiek dar liko tų rungtynių, 8, galėsim galbūt sveikinti naują čempioną Lietuvos klubą. Kaip nesijauti išdavęs, kad krepšiniui netiduodi savęs, o futbolui save paukoji vėl? Aš manau, kad krepšinėje yra labai daug protingų žmonių, kurie gerai dirba tą darbą. Nesakau, kad futbolė irgi yra. Tu nori pasakyti, kad tu, būdamas protingas krepšinį, gerai, tegul ir futbolas tampa protingesnis, eisiu į futbolą, ne? Ne, man gal iš tikrųjų patinka tokie iššūkiai. Aš matau, kad yra to potencialo, yra jaunimo, kuris gali išaukti tais futbolininkais. Ir galbūt mačiau, nors ir sunku kelią, bet norėjosi, yra tas vis tiek sportinis azartas kažką padaryti ir pritaikyti savo žinias, kur vis tiek yra tekę žaisti stipriose komandose, įvairiose šalyse, matant daug patirties ir iš tikrųjų labai daug dalykų komandinio sporte, nesvarbu koks jisai bebūtų, yra labai panašus. Daug bendrumo, ne, yra. O tu nebijai tokių pavyzdžių, tarkim, kaip, Lietuvoje yra buvę labai ambicingų projektų, pamini, kaip Šiaurės Europos krepšinio lyga Šarūno Marčiulionio inicijuota ir taip toliau, kad nudegsi, kad nesugebėsi, neišeis, kažkur paslysi. Seneli, matot, būtų gal sudėtinga, jeigu aš nebūčiau perėjęs turbūt viso šito, kas įvyko su krepšiniu. Man ir mokytojai sakydavo, kad nieko nebus iš tavęs, nes sunku būti krepšininku Lietuvoje. Kodėl? Labai mažas procentas jais tampa. Tai tiesiog turbūt irgi kažkiek charakterio tokio, kad aišku bus sunku. Ir buvo, ir daug. Ir dabar dar susilaukia ten tokių neigiamų komentarų ir ką čia krepšininkas daro futbole, čia taip futbole nebūna. Natūralu, bet aš kaip sakau, jau per krepšininko karjerą Lietuvoje, kur yra daug didesnis, nežinau kiek kartų didesnis dėmesys, prisivalgęs viso to tiek daug, kad futbole negąsdina. Kokio daugiausiai yra tekę gauti? Bet tų visų, aišku, suprantu, kad kai laimi mūsų komanda, ar medalius iškovoja, tai laimi mes. Bet kai pralošėt, tai čia jau jūs, čia mes ne prie ko. Ir tada jau eina, kad, aš pamenu, kiek buvo dedančių apskritai visą rinktinę į šuns dienas ir kaip buvo šlovinamas Mantas Kalnietis dėl to blokuoto metimo, per kurį mes patekome į čempą. Aišku, paminė tą dalyką. Tai... Reikia prisipažinti, kad prieš istoriją, kad aš tenai pats prasileidau tą žmogų, paskiau ten tik tai legenda, kad byloja. Su kuo ten žaidėt, priminkit man? Su danais. Su danais. Čia taip pat, kaip mes su jais žaistume futbolą. Tai dabar danai. Ir vienintelio Kalniečio bloko metimo, užblokuoto metimo dėka mes patekome į čempionatą. Kiek yra skaudu girdėti? Aš suprantu, kad dabar mes kalbamės, kai tapom 5. Nors Kurtinaitis sako, kad jam nėra kitų vietų, tik 1. Ten 5, 7, jokio skirtumo, bet tiesiog galim užsidėti pliusą, kad dėl statistikos mes tokie esam. Bet daug visokiausių yra, matyti, istorijų buvusių. Kas yra skaudžiausiai patį užgavę? Net nežinau, ar buvo labai tokių skaudžių, nes ne vienas žmogus turbūt yra viešai kalbėjęs, kad dažniausiai dergiasi tau už nugaros. Tai nėra taip labai akivaizdi kritika. Spauda kartais parašo arba tiesiog tarpusavėje komentatoriai kalbasi dar kažką. Taip, bet iš tikrųjų aš kažkaip gyvenime irgi mėgstu tokią kaip tą sveiką kritiką ir niekad neturėjau problemų ir savęs pakritikuoti. Ir žinau, kur mano buvo kaip krepšininko stipriosios pusės, kur buvo silpnosios. Ir dabar mūsų krepšinio tie apžvalgininkai iš tikrųjų turiu pripažinti, jie yra labai rimto lygio. Gal prieš 20 metų to nebuvo, bet dabar, kaip analizuojamos rungtynės, kokie rašomi straipsniai, tai yra labai daug tiesos ir tu turi priimti tą ir žinai, kad jeigu padarai blogai, bus pasakyta, jeigu padarai gerai, kažkas tave pagirs, tai kažkokio labai, sakau, tiesioginio tokio pilimo nebuvo. Buvo gal juokingų tokių epizodų, kai aš atsimenu 2015 metais čempionate per mane pralošėm 1 rungtynės. Kodėl per tave? Taip, pridariau, kai visą laiką nesąmonių. Man tai tu esi gerų dalykų padaręs. Ne, esu ir gerų, bet aš tos galbūt sakau, toksai savikritiškas. Tai ką ten pridarei tais 15 metais? Kas tose rungtynėse? Rungtynėse buvo lygus rezultatas ir mes turėjome paskutinę ataką, čia dar prie Jono Kazlausko komandos ir žaidėme su belgais.
Ir aš neišlaukiau viso laiko, kur ištiksės ir šveičiau metimą likus 5 sekundėm. Aišku, jo neįmečiau, belgai atkovojo kamuolį, nubėgo ir įmetė. Ir mes pralošėm šitai rungtynės. Europos čempionate, aišku, paskui čempionatas gerai baigėsi, mes sidabro medalius laimėjom, bet atsimenu, kad mano draugas buvo su mano maike ir po rungtynių gavo jausį. tai aš tiesiogiai negavau, bet mano draugai yra gavę už mane. Nesmagu tokia atveju, ne? Šiek tiek. Bet puikiai supranti, kad vis dėlto tai yra sportas, nors mes tiek mažai turime sporto šakų, tarkim, net jeigu, aš ne vieną kartą esu minėjęs, Latvijai. Jų futbolo komanda žaidusi Europos čempionate vyrų, taip? Ledo ritulys aukščiausiam divizione žaidžia su kanadiečiais, su tais pačiais rusais žaisdavo, netgi apžaidė ne vieną kartą yra. Krepšinį žaidžia su mumis lygiai. Anksčiau buvo, kad šiek tiek žemiau kitam divizionui. Žiemos sporto šakos, ten bobslėjus, visa kita, rogučių sportai. Mes turim vienintelį krepšinį. Gerai, lengvoji atletika, dar disko metimas. Už tai turbūt mes ir žiūrime jūs kaip į gyvenimo būdą, kaip į tikėjimą, kaip į dievus. Ir jūs esat tie, iš kurių dažnai daugiau reikalaujam. Bet jūs esat tie, kaip aš sakau, kaip Kurtinaitis, kuris gali baltom kojinėm vaikščiot basas po Klaipėdą. Jūs esat taip pat velnių prišveitę ir pridarę, ne? Mes taip, gal ne tiek, kiek ta Kurtinaičio karta, bet irgi mėgstam viską laiku ir vietoj daryti taip. Aš žinau, kad vienas pagrindinių jūsų visų tų dalykų organizatorius ir pritarėjas buvo Mindaugas Kuzminskas, ne? Jūs dviese buvo tie tokie. Net kai pakviečiau patį į auksinį protą, tai tu sakai, aš norėčiau mesti iššūkį Mindaugui Kuzminskui. Ir jis dalyvavo tame žaidime. Taip, dalyvavo. Ja. Tai o ką esat prikrėtę be to, ką mes matom čia? Ką esat prikrėtę, apie ką gali pasakot? Aišku, nelabai ką gali pasakot. Nelabai ką gali pasakot. Ne, iš tikrųjų, dabar nėra tokio, ką tikrai galėtų pasakoti ta vyresnioji karta, nes vis tiek tie prikrėtimai nieko nuostabaus, jie būna po čempionato, bet tai niekur neatsitinka kažkas tokio, kur tos istorijos jau labai kažkokios, kad po Laisvės alėją ten su baltom kojinėm vaikščiotum. Na, buvo kažkokių tokių įvykių, bet jie nėra tokie įspūdingi, kad čia... Arba tiesiog, tegul jie lieka istorija, kaip sakant, gyvenimą reikia nugyventi taip, kad būtų malonu prisiminti, bet gėda papasakot. Su kuo iš tų legendų tau yra tekę dar žaisti aikštelį, kontaktuoti? Ne taip, kad ten tu pažįsti iš ekrano, matęs? Na, jeigu iš šitos kartos, ką jūs minėjote, tai netekė, nes mes stipriai čia jau... Prasilenkė. Tai senelio amžiaus čia gal tie žmonės labiau. Sabonis šiek tiek vyresnis už senelį. Kurtis, Chomičius, Šaras, Sabonis. Čia buvo legendiniai ketveriukai, olimpiniai čempionai. Tai su jais nėra tekę. Ne, tai žaisti netekė, bet Kurtinaitis yra buvęs mano treneris, Valdas buvo irgi trenerio asistentas rinktinėje su Arvydu, tai ir iki šiol bendraujam, nes jis yra visą laiką prie Žalgirio, kur aš randuosi visą gyvenimą. Jisai buvo federacijos prezidentas ilgą laiką, tai gal Marčiulionį Šarūną kelis kartus tik tai esam bendravę. Aš šitus vyrus tai visus pažįstu, aišku. Iš visų, kuriuos išvardinau, ir gali pridėti bet kurį, nebijodamas nei užgaut, bet kaip profesionalus krepšininkas, legenda, iš tiesų legenda, žaidėjas, kuris tavo nuomonė yra numeris 1, geriausias visų laikų Lietuvos krepšininkas? Aš užaugau su Saboniu ir prie to ir liksiu. Čia turbūt atsimenu, dar kai teko rinktinėje žaisti su Domantu. Tai Domas irgi daug nešneka, bet yra kažkada sakęs jau po čempionatas. Aš galiu būti NBA ir MVP, bet pas mus MVP namuose tik vienas. Beje, Marčiulionis irgi Kaune gimęs šiaip jau. Tai buvo galima irgi sakyti. Kada supratai, kad jau noriu būti, ne tai, kad pamėtyti krepšį, bet kai čia bus mano gyvenimas. Kaip pats sakei, kad mokslai nuėjo mokykloje į antrą planą ir tada jau Mantas Kalnietis buvo tas, kuriam norint nugalėti reikia nukirsti galvą, kaip tam filme Kalnietis. Kai pradėjau žaisti krepšinį, natūralu buvo tik tai hobis. Tėvų noras turbūt, kad nepriliptų tie kaunietiški dalykai 93-94 metais. Ir viskas buvo tik tai žaidimo forma, bet aš iš tikrųjų buvau stipriai pamišęs dėl to krepšinio. Ir galbūt nebūdavo tiek kitokių laisvalaikio praleidimų formų, kad visos atostogos, visos vasaros prabėgdavo
Nebūtinai krepšinio, bet sporto aikštelėje, dažniausiai aišku krepšinio. Ir nenormalų kiekį valandų aš ten praleisdavau. Ir po truputį... Bet tavęs nereikėdavo ten varyti į aikštelę, tu pats verždavaisi. Pats. Bet aš nebuvau kažkoks geras krepšininkas iki kokių bent jau 16 metų. Aš buvau tikrai vidutinis savo netgi mokyklos komandai. Ir, po truputėlį situacija gerėjo. Ir kada pajutau, kad galiu juo tapti, tai turbūt kaip mano draugai, Paulius Jankūnas, paskiau buvo Jonas Mačiulis mano mokykloje. Jie metais ir 2 už mane vyresni ir aš pamačiau, kad jie jau, būdami vyresni, žengė dar vieną laiptelį į viršų. Jais susidomi Žalgirio pradžiai Dublerį, paskiau Žalgiris. Ir jau čia jį matai per televizorių tą žmogų, kuris yra tavo draugas ir tada pradedi galvoti, plemba, palauk, aš tai irgi neprastesnis, aš irgi galiu bandyti tada dar daugiau to azarto, dar daugiau to noro pasiekti kažką. Tai vat kokius 17-18 metų pradėjau svajoti, kad jau krepšinis būtų ne tik... Tu subrendai kaip tam profesionalui, krepšininkui, kalniečiui, ne tas, kuris lankydavo iš meilės, bet tas, kuris suprato, kad iš to gali gyventi ir būti. Būtent tas esminis žodis lankyti ir paskiau jau būti krepšininku. Turbūt yra esminis skirtumas ir kai reikėjo tada pradėti aukoti, nes vis tiek ten 16-17 metų prasideda draugai, kažkur vakarėliai, merginos. Tai va, tuos dalykus turėjai pastumti į šalį, nes turėjai siekti tų savo tikslų ir tuo metu labai daug žmonių atsisijoja, nes nėra lengva to atsispirti. Gali neatsakyti, jeigu nenori, bet ar esi pasinaudojęs savo kaip krepšininko, ypač to 16-likinio, 17-likinio, kuris suprato, kad bus krepšininkas, įtaiga ir žavesiu susipažindamas su merginomis? Ar tiesiog jos pačios ateidavo? Iš tikrųjų, taip, tai vėlgi gal čia vėl grįžtant prie žmonos, kodėl jinai turbūt tapo mano žmona, nes būdavo viskas labai paprasta prieš tai. Tiesiog Kaune jau, ypač kai pradėjau žaisti Žalgirį, to tikrai dėmesį. Būdavo. Ir kai susipažinau su dabartinė žmona, kažkaip irgi aš dar gal ir turėjau tokį, kad čia viskas kaip turi būti, o gaunu kokią tylą dienai. Palauk, aš laukiu, kol man parašys, kol man paskambins, čia aš, taip. Mes esam mačios, gražuoliai mačios, pas mus merginos ateina pačios. Įjunkit teliką, ne? Ir paskiau, tylu, neįdomu. Tada man jau užgavo, kad, ir... Kaip taip? Aš... Ir be nieko, be dėmesio. Ir kiek ilgiausiai jinai yra tylėjusi, kol Mantas Kalnietis galų gale pradėjo ieškoti jos buto, telefono, namo, kaip ten... Tai būdavo tų nekalbadienių ilgų ir jau paskiau ir susitokus, net ten po kokią savaitę, bet... Tai čia jau užkrečiama, čia visos jos tokios, žinokit. Kaip geriausiai atkreipti mano dėmesį, turbūt mane ignoruoti. Tai va šitą tokią jos... Nepažįstu aš tave. Va tokia šitą savybę turbūt jai padėjo. Tikrai užgavo, ne? Kad aš man smagu, kad paskiau man reikėjo pasistengti. Gerai, kokių gudrybių, aš suprantu, kad toks variantas, moteris, mergina, kuri tapo tavo žmona, matosi, kad tikrai ne iš kvailiųjų, nes moteris iš tiesų meluoja geriau kitam seriale ir rado tavo silpną vietą. Kaip tave prisitraukti? Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje 8 drambliai. Ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros, maitinimo ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti ir į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams. Visą parą. Ko tu tada ėmeisi, kaip, brangioji, čia deimantai, čia karoliai, čia gintarai, čia suknelės, bikiniai? Ne, deimantų karolių nebuvo, bet turbūt reikėjo prasilaužti, perlipti per save ir ko anksčiau nereikėdavo daryti. Pradėjai aiškintis, kas čia ne taip, kas netinka. Tai tokie paprasti dalykai, bet turbūt, kaip ir kalbėjom, krepšininkas apgavo. Suviliojo ir prigavo. Labai paprastas filosofinis klausimas, į kurį labai kartais sunku atsakyti, bet ir lengva. Ar jūs laimingi kartu? Ar tu supranti, kad jau suradai savo gyvenimo meilę ir kitos net minties nėra? Aš tai galvoju, kad labai dar reiktų ir jos paklausti.
manau, kad ypatingai, kai aš baigiau žaisti krepšinį. Tu bijai, kad tave paliks? Ne, aš nebijau, kad paliks. Nebijau, kad paliks kažkaip. Ir kai vaikai paaugo, kaip prieš tai sakiau, kad jau dabar vėl daug laiko yra bendro, nes mano mažiausiai dukrai dabar jau 9. Ir vasarą ypatingai, kur mes leidžiam kartu Nidoje, tai vaikam ten yra tiek laimės, kad tėvai nebereikalingi ir mes turim savo laiko. Ar galiu pasakyti, kad vis dėlto jūsų šeimos susikūrimo kaltininkė pagrindinė yra žmona? Nemanau. Jinai tai tikrai sakytų, kad ne. Būna, ką prieš tai kalbėjot kartais, jeigu didžiausias jie yra įsiučio priepolis, jeigu kažkas pasako, kad tau žiauriai pasisekė. Tai jis sako, ne, jam pasisekė. Rimtai? Taip. Kuo vardu? Mingailė. Taip. Mingailė, žinokit, jums tikrai pasisekė. Aš jau girdžiu, kaip pareina, jau pareina. Taip. Jums abiems pasisekė iš tiesų. Gerai, jeigu ne krepšininkas, kas, tu vis tiek pagalvoji kartais, jeigu ne, kas būčiau aš? Galvoju, kad būčiau bandęs būti futbolininku. Bet tu per aukštas. Ne, kodėl? Yra visokių pozicijų. Vartininkas Lietuvoje visą laiką paklausy prekį. Vartininkas. Okay. Buvo toksai pamastymas kažkada, ar tu kaip atsistojai į tas vėžes kaip tramvajus ir tik krepšinis? Ne, niekada nebuvo. 93 lapkričio 4, kai atsistoju tas vėžes ir nulipau 23 už 30 metų. Tu taip puikiai atsimeni. O kas buvo lapkričio 4 dieną? Buvo pirmosios rungtynės, tai pirmą kartą į treniruotę? Pirmą kartą nuėjau į treniruotę 93 metais ir mama po rungtynių pasiėmė mane iš treniruotės ir aš dar pribėgau prie trenerio paklaus, kada į Ameriką važiuosim. Į kurį Ameriką? Į Ameriką. Žaisti? Taip, tai sako treneris, dar pirmą pasportuojam, truputėlį pasimokinam čia, o paskui jau važiuosim. O kiek tas šiek tiek prabėgo, kai pirmą kartą išvažiavote į Ameriką? Praėjo 8 metai. Net tiek ir daug iš tikrųjų, nes mums pasisekė, kad Arvydas Sabonis tada žaidė Portlande. Ir būtent kadangi aš jo mokyklą lankiau ir ją ir baigiau, buvo organizuojama jaunimui tokia stovykla Portlande su amerikonų vaikais. Tai, buvo kažkas iš fantastikos srities. Dabar, jeigu keliautume mes kartu į kosmosą, tiek turbūt nebūtų tų įspūdžių, kaip tada 2001 metais keliauti į Ameriką. Tai atsimenu ir visa šeima, seneliai, krikšto tėvai dėjosi ten kapeiką prie kapeikos, kad sugebėt nupirkti bilietą, kad aš išvažiuočiau į Ameriką žaisti. Aš prisimenu įspūdžius, kuriuos pasakojo mano geras bičiulis Šarūnas Marčiulionis, kaip jisai pateko iš Sovietų Sąjungos, jis buvo pirmasis, kuris pateko į NBA ir jam pirmiausia, didžiausia įspūdį paliko apsilankimas parduotuviai. Čia yra bananų. Kas tau labiausiai patiko, padarė įspūdį iš kelionės į Ameriką? Tai irgi tokie paprasti dalykai. Vėlgi jau čia Šaras turbūt pasakoja 10-15 metų atgal. Gerokai, anksčiau, taip. Bet mane irgi tas sužavėjo, kad McDonald'ą gali pasimti mažiausią stiklinę ir piltis kiek nori Sprite'o, kolos. Tai va tokie dalykai. Kiek kartų pyliais. Patikėkit, kai vaikui 14 metų iš Kauno, kuris neturėjo didelio perteklių, sako, kad tu nusiperki mažiausiai, o geri kiek nori, tai paskui išeini su tokiu arbūzu jau. Jo, tie vaikystės laikai, iš tiesų, dabar tavo dukrelė jaunesniai 9 metai, vyresnėliui Sūnus 12, toj bus, o vyriausia dukra beveik 15. Turbūt tie mūsų pokalbiai, netgi jeigu jie ir mato, jie nelabai suvokia, kaip tai gali, kaip nebuvo Magdolio, kaip galėjo nebūti to ir to Lietuvo. Viskasgi čia yra, mesgi gimėm, jų jie buvo. Tikrai nebuvo. Ir kiek suprantu, kad tu negali būti tas, kuris guodžiasi, kad jam gyvenimas nenusisekė. Ne, tai čia yra avarija kažkokia, kaip mes galim skūstis tuo, ką turim. Ir dabar jau tenka nuvažiuoti į užsienį ir kas anksčiau stebindavo, dabar grįžti ir tu sakai, blemba, pas mus geriau. Ne tai, kad kažkur kitur geriau, bet tie žmonės, mano draugai, daug užsieniečių yra, kurie atvažiuoja
jie kaifuoja nuo tos Lietuvos, iš tikrųjų, sako, smagu ir daug problemų, kur kitose šalyse nėra, kur yra kitose šalyse, mes to išvengiam ir čia, sakau, Lietuva yra kažkoks klimato sąlygos visos ir tų bėdų nebuvimas, kur visokių, sakykime, migracijos klausimai jautrus, kur Europoje yra ir švaros klausimai, galų gale higienos, puikiai vieta Lietuva yra gyventi, tai čia tik tai reikia džiaugtis, kad tokia ją turim. Bendrai nematyti to mūsų, sakysim, šalies progreso, tai yra toksai, kaip sakyti, savęs žeminimas, savo šalies žeminimas. Ir gerai, tarkim, mes dabar suteikime tribūną Mantui Kalniečiui, tiesiai į tą kamerą. Jeigu tau reikėtų kreiptis į žmonės, kurie vis dar netiki tą Lietuvą ir yra užsienė, kokiais žodžiais Mantas Kalnietis pakviestų juos grįžti ir kurti ateitį čia, Lietuvoje? Vėl grįžčiau turbūt prie tų laikų, kai gyvenau užsienyje. Ir nėra ta žolė pas kaimyną žalesnė, jinai yra bent jau mano suvokimu labai kvepianti ir kaip Darius ir Girėno stadione, puikiai čia namuose ir manau, kad kiekvienas lietuvis turi gyventi savo šaly. Ar yra tekę prisiminti dalykus, kurie, sakysim, apdovanojimai, bronzos, sidabro medaliai, dvikovos, bet ar yra tokių momentų, galbūt vienas momentas, kurį Mantas Kalnietis net kartais sapnuoja, kad taip nutiko. Geras ar blogas? Aikštelėje, aš turiu minėti. Aikštelėje. Pačios aikštelės gal negalėčiau skirti. Tai buvo didžiausi laimėjimai, be jokios konkurencijos, visi yra su Lietuvos rinktinė pasiekti tie medaliai, kurie laimėti. Ir ką norėčiau ten palinkėti dabartiniam krepšininkam ir būsimiem, kad pajaustų tą kaifą, kai tu laimi su Lietuvos rinktinė. Kai tu grįžti į Lietuvą. Kai tu sėdi į tą atvirą autobusą, kai tu važiuoji ir minio žmonių 10 000 susirenka į Rotušės aikštę Vilniuje, iš oro uosto bėga maži vaikai ir bando gaudyti tavo akių kontaktą, kad pamojuoti, pasisveikinti, tai čia šitie dalykai liks visam gyvenimui. Ir atsimenu, manęs klausdavo, kodėl aš visą laiką žaisdavau rinktinį, kodėl aš niekad neatsisakydavau. Ir gal tik baigęs karjerą, aš turbūt supratau, kad, sąžiningai turiu pasakyti iš savo naudiškumą. Suprantat, kaip yra. Aš nenorėjau niekam atiduoti tos vietos, nes yra ant tiek gera, ten ant tiek malonu būti, kad aš stengiausi išnaudoti kiek įmanoma daugiau kartų joje pabūti. Tai nėra tai, kad mes davėm duoklę Lietuvos rinktinį. Ta Lietuvos rinktinė man buvo toks kaifas ir aš sakau, aš ėmiau iš jos kažkokią energiją gerą. Galim taip sakyti, kad rinktinė ir kolegos, draugai, bendražygiai buvo kaip ir tavo antroji šeima? Vienareikšmė mes praleidom tiek laiko kartu ir tie sunkus momentai išgyventi ir paskiau tos pergalės. Tai sakau, čia visam gyvenim, tu tokių dalykų nenusipirksi, gali žaisti NBA, kalti po 100 milijonų, bet reikia yra tokias akimirkas turėti ir aš nebijoju, kad dabartinis Jonas Valančiūnas žais tol, kol galės, nes pas jį irgi yra tas pats jausmas. Ir tai matosi. O kaip tu, tarkim, priežasčių galime ieškoti įvairiausių, bet yra faktas kaip blynas. Domantas Sabonis nežaidė šiemet rinktiniai. Kaip tu vertini tokį pasirinkimą? Nežinau, labai sunku vertinti. Aš iš vis, jeigu pastebėjot, niekur manęs spaudoje nėra per krepšinio čempionatą, nors susilaukiu tų žinučių ar skambučių, kad pakomentuoti žaidimą. Labai sunku, kai tu nesi viduje. Labai lengva apsišauti. Aš irgi buvau, iš tikrųjų, netgi, jeigu taip atvirai pasakius, prieš čempionatą aš netikėjau komandą. Kur čia komanda? Aš netikėjau. Aš tikėjau, aš šventai tikėjau. Aš mačiau netgi interviu, taip. O aš būtent netikėjau ir pasakysiu, kodėl. Aš nepatikėjau Kurtinaičio taktiką, nes aš paskutinį kartą mačiau tuos žaidimus Chimki komandoje ir matyt, aš nežinojau gerai, kodėl taip yra žaidžiama. Matyt, ten buvo sudėliota, jie turėjo labai vieną didelę žvaigždę, pagal kurią turbūt turėjo būti statoma Švedas. Taip, teisingai. Ir aš nemačiau ten protingo krepšinio. Ir aš dabar žiūrėdamas tą čempionatą, aš nusiemu kepurę, padedu ant stalo ir žemai lenkiuosi, nes žiūrint, tu matai mintį, tu matai idėjas, su kuo žaidžia, kodėl taip daro ir praktiškai, turiu pasakyti, visos trenerių dvikovos buvo laimėtos lietuvių.
Nors galbūt rungtynės kažkur mes pralošdavom, bet pralošdavom ne dėl to, kad treneris pralošdavo savo tiesioginę dvikovą. Tai sakau, dėl to ir nebenoriu komentuoti. Mes nekomentuojame, mes dabar tiesiog aptarėm, nes iš tiesų netiek daug laiko ir prabėgo ir tie įspūdžiai dar visiškai gyvi. Kurios rungtynės pačiam buvo geriausios? Turbūt Latvijos, nes aš iš kurios pusės žiūriu. Dėl to, kad įvykus tai visai turbulencijai reikėjo, žinau, ką reiškia žaidėjas komandai. Kai nebuvo Roko, kai reikėjo prisitaikyti, prisimti naujas rolės, išmokti žaisti kitaip. O ten jau Velička iššovė ir taip jau labai galingai. Taip. Ir net, ta prasme, be abejo, didžiausi laurai jam, bet visai komandai prisitaikyti, treneriam paruošti planą, kaip žaisti kitaip, tai aš būtent šitą pergalę prieš Latviją laikau labai rimtų dalykų, nes žinau, kad per tiek laiko, kaip yra sudėtinga paruošti tą žaidimą. Aš kitą variantą buvau pasirinkęs, bet jis panašus su Suomiais, kaip mes žaidėm, buvo puikiai sureikiuota, sustiguota ir iš tiesų tie, kurie paskui pateko į didįjį ketvertą, bet mes juos labai subtiliai, labai gražiai ir labai pelnytai tiesiog nugalėjom. Aš manau, kad nedaug trūko, mes galėjom kauti su bet kuria komanda, bet kai pažiūrim, kad Ispanija neišėjo iš grupės, prancūzai aštuntfinalyje krito, serbai lygiai taip pat, tai ar galėtum pavadinti toks netikėtumų čempionatas? Nes aš, pavyzdžiui, stačiau, kad turėtų laimėti serbai. Tai kiekvienas sveiko proto žmogus tą patį būtų pasakęs. Aš lygiai taip pat, aš net nemačiau kitų variantų negu neserbo auksas. Taip, tai būna tų netikėtumų, šį čempionatą gal jų buvo daugiau, bet turbūt tuo krepšinis ir bet koks sportas yra įdomus, kad visos išankstinės prognozės kartais būna paneigiamos. Kaip aš sakau, mūsų laikais. Tai čia tais, kai laimėjom, kai jūs dar tik buvote nedidelis. Vat aš pavydžiu šitų laikų. Ko aš norėčiau, tai būti, turbūt jeigu kalbant apie Lietuvos rinktinę, tai aš labiausiai norėčiau atsidurti toj Barcelonos komandai, kuri žaidė prieš visą. 92 metais. Taip, 92. Tai vat aš šito tai labiausiai gailiuosi gyvenime, kad neturiu tokio jausmo. Tai buvo žiauriai gerų akimirkų, bet tas 92 metais įsivaizduoju, kaip tu aplaši visą tą armiją, kuri tau sėdėjo 50 metų ant galvos, tai va to jausmo tai norėčiau patirti. Ir aš pamenu, kad buvo net tokia svajonė, kai mes jau ten pirmavom pakankamai daug, ne viena 10 taškų ir tada kilo, užmeskime jiems 50 taškų po vieną tašką už kiekvienus okupacijos metus. Taip, iš tiesų buvo tų akimirkų. Jeigu tau reikėtų įvardinti ne tik geriausią žaidėją, įvardinę, aišku, Arvydas Sabonikas, tradiciškai, geriausias visų laikų žaidėjas Lietuvos. Tai Šaras, aišku, Jasikevičius. Jeigu kalbam, nes labai čia, ta prasme, čia nėra konkurencijos šitų klausimų, bet dabar išsikreipia, kas yra žaidėjas, kas yra tos pozicijos truputėlį pinasi. Ir aš iš tikrųjų, tų laikų, aš nelabai žinau, ar buvo žaidėjas. Tai tengi keisdavosi, nes ta pora buvo Šaras Sabonis, bet Šaras labiau atakuojantis gynėjas. Būtent. Bet ir žaidėjas, ten susidėliodavo. Čia, kai šitoj kėdėje sėdėjo Rimas Kurtinaitis, kuriam noriu labai padėkoti už tokią karingą rinktinę, 5 vieta ir 7 jokio skirtumo, tenais plius minus vienerios laimėtos rungtynės jokio skirtumo, aišku gaila, kad nepatekom į didįjį ketvirtą, bet jis pasakojo apie savo karjerą labai įdomių dalykų, kurie yra pakankamai specifiški krepšininkams, kad su Chomičium mėtydavo iš kiek metimų tritaškių pataikys 100. Iš 108 sumeti, nedengiamas, aišku. Tai jau neblogai, bet jeigu 110, jau kažkas negerai. Kiek pats esi save ir kokiais pratimais kankinės ir lavinės aikštelėje? Nes aš įsivaizduoju, sumesti, pataikyti 100. Tai aš kokį visą naktį mėtyčiau. Tai jeigu man reiktų laidą pravesti, aš irgi ne vieną naktį turbūt užtrukčiau. Mes matom, kad įmetė arba nepaėjo, nepataikė. Ąžuolas Tubelis iš 10 metimų nei vieno, kai labiausiai reikėjo. Nieko nepadarysi, būna ne mūsų dienos. Ką pats esi tokio beprotiško daręs, veikęs aikštelėje, nes man sakau, 100 sumesti, tai čia yra kažkas. 100 sumesti nėra sudėtinga, krepšininkai daug daugiau sumeta, bet aš ką noriu pasakyti, nėra tai vienadienis rezultatas. Sėkmės slypi pas tuos, kurie tai daro nuolatos. Diena iš dienos, diena iš dienos, diena iš dienos. Kuo daugiau kartojimų, tuo daugiau šansų, kad tu pasieksi tą sėkmę. Ir tas kiekvienas dienos kartojimai duoda tą didžiausią naudą.
Ir ne tik tai metimuose, bet kuriam kitam pratime, ten kažką tu nori lavinti. Ir aš net nebejoju, kad šiaip gyvenime labai yra geras toksai dalykas, kad kuo daugiau kartosi, tuo tau geriau seksis. Koks būtų paties receptas tiem, kurie dabar žiūri, mato ir svajoja, kad štai man 6 metai, aš pirmą kartą nuėjau treniruotę, noriu tapti mantų kalniečiu? Pirma, tai prieš šių dienų krepšinių sakau sąžiningai, nenorėkit būti manim, nes aš dabar iš tikrųjų nemeluoju, prieš žaidimo pasikeitimo man būtų sudėtinga. Kodėl? Dėl to, kad mano visas žaidimas buvo paremtas kūryba iš pick and rollo situacijų. Čia labai Basket News portalą gal nelysime podcastą, bet tiesiog pasikeitė krepšinis ir aš turėjau kažką stipriausias savo pusės, kurias labai gerai pavykdavo panaudoti, bet prie šių dienų krepšinio man kai kurios dalykus išpildyti būtų labai sudėtinga. Ir reikėtų keisti visą tą žaidimo modelį ir keisti treniruočių pobūdį, kad kitas savybės tobulinant. Noriu pasakyti, kad krepšinis pasikeitė tiek, kad tu dabar neprisitaikytum prie dabartinės komandos. Dabar žinant, kaip reikėtų prisitaikyti, man vėl reiktų turbūt 10 metų mokintis žaidimą 1 prieš 1, kuris mano buvo silpnybė, nes aš būdavau būtent tas komandinis žaidėjams, kuris galėdavo kitiem kurti, atrasti komandos draugus ir panašiai. O dabar jau to neužtenka, reikia žaisti 1 prieš 1. Tai vat, vaikai, žaiskit 1 prieš 1. Man tai iš tiesų labai įdomus paties gyvenimo kelias, bet jisai buvo toks pakankamai tiesus į krepšinį. Nebūdavo, kad ypač po pralaimėjimo, ką aš čia veikiu, ką aš čia darau. Ne, niekados. Nuo tos 1 klasės, nuo tos dienos, kai pradėjau, niekados nebuvo kažkokių minčių, kad baigti, nebesportuoti, nedaryti. Pergalės būdavo iš vis tas dopingo kažkoks pliūpsnis, kad nori dar daugiau. Pralaimėjimo būdavo skaudus, tik tai vėliau išmokau su jais tvarkingiau, net gal geriau tvarkytis, taip pasakykim. Nes ilgai nešiodavau, aš toks žmogus, kur pergalė fainai labai gerai, bet jinai tokia trumpalaikė, tas pralaimėjimas kirba, jisai galvoj, nešiojasi ilgiau. Bet aš žinau, kad tu ne tik rūpestingas žaidėjas, rūpestingas komandos draugas, nes labai svarbus yra dalykas, aišku, kaip sakyta, atmosfera rūbinėje, ne? Taip, drabužinėje. Taip. Ir aš žinau, kad Mantas Kalnietis buvo vienas iš tokios nuotaikos garantų gerų, nes tu komandą ne tik tais vienydavai aikštelį kaip žaidėjas, bet ir kaip tas, kuris bandydavo sukurti tą nuotaiką, ypač net pralaimėjus, ne? Tai būdavo be abejo. Kad tu dažniausiai leisdavai 3 milijonus, tai man Mindaugas Kuzminskas sakė. Tai ne tik 3 milijonus, turbūt visas. Ant tėvo dalgio ašmenų, atsimenu, ant rotušės laiptų dainavo Mantas Kalnietis. Nedainavo, baubė labiau. Baubė. O tai dabar išmokai? Tai žodžiai, tai jau išmokti seniai. Ir pamėgink pirmą posmą uždainuoti, gal pataikysi. Ne, dainuoti nedainuosiu, bet tikrai išmokta iš kito gal, net turbūt padeklamuočiau kaip eilėraštį, bet reikėdavo labai jausti ir aš dabar būtent savo tam naujam amplua labai stengiuosi tą sportinės komandos chemiją, kad jinai būtų tvarkinga, kad jie užsikrėstų kuo daugiau komandos narių, nes tai yra vienas iš pagrindinių pergalės garantų. Kaip ir prieš tai kalbėjau, reikėdavo rūbiniai. Vien bairis ir anekdotais irgi to nesukursi, kartais reikia... Bet Šekspyro neskaitydavai. Ne, Šekspyro aišku neskaitydavai, bet kartais ateina tų situacijų, kai reikia ir rimto griežto žodžio, kažkur kažkam reikia. Bet, pavyzdžiui, Ramūnas Višniauskas, jis vis gyrėsi ir aš esu ne vieną kartą girdėjęs, kaip skaito Šekspyro sonetus. Esi girdėjęs? Ne, nesu bet bijau, kad komandinio sporte Lietuvos rinktinėje čia nesueiti, būčiau greitai išprašytas. Išmackevinčintas. Prieš šitą interviu, susitikimą mūsų labai mielą, labai šiltą, iš tiesų, skaičiau apie paties buvimą Romanovo komandai. Ten labai įdomių faktų papasakota tokių. Kaip ten viskas vykdavo? Aš suprantu, kad tas žmogus, jisai pakankamai narcizas, nes jeigu jisai sugebėjo net į veteranų rinktinę įsipaišyti, kai važiavo ten žaisti kažkur užsienį, jis buvo net žaidžiantysis komandos žaidėjas, Romanovas. Toks šliupikiukas. Taip. Ir gerai, kad neužsimanė centruoti. Bet jis buvo tavo bosas.
Buvo. Ir aš ir sakau, kaip apie žmogų čia nieko negaliu blogo pasakyti, tiesiog buvo toks crazy laikai, visiškai kitoks. Jis nebuvo piktybinis, tiesiog jo buvo... Šiaip durnas. Ta prasme, jo nebuvo įmanoma suprasti. Okay. Negaliu sakyti taip grubiai. Na tai šitoje vietoje tu gali palinksėti, nesakyk, bet kiek man ir tekė su juo bendrauti, kaip sakant, čia... Čia gal jūsų laikai dar valdžioje, ne? Taip, čia buvo tie visi reikalai. Esu Rasa, tarptautinė nekilnojamo turto konsultantė. Jeigu negali apsispręsti, kur investuoti - į Ispaniją, Kiprą, Dubajų, Monaką, o gal Tailandą ar Balį, ieškok manęs roamingrasa.com ir aš pakonsultuosiu, kuri kryptis tinkamiausia tau. Išsirinkime geriausią kryptį, tinkamiausią investicinį variantą, keliaudami kartu. Laukiu tavo skambučio arba žinutės. Bet kodėl patį, žinau, kalbino į politiką eiti, ne? Taip. Ir kodėl man tas Kalnietis neatsidūrė Seime? Tai jau senelis sėdėjo. Senelis vėliau atėjo, kai audra jau tilo. Mūsų ten nebuvo kaip patrankos griaudė. Buvo, okei. Šnekino, žinau, kad broliai Lavrinovičiai buvo įstoję netgi į Lietuvos žmonių partiją. Buvo tokia, ne? Teisingai. O kodėl man tas Kalnietis, jis ne žmogus ar ne Lietuvos? Ne Lietuvos žmonių partijos gal, taip sakykime. Nežinau, aš gyvenime esu priėmęs tokių sprendimų, kur gal jie buvo tuo metu skausmingi. Kokie? O šitas būtent irgi aš svajojau, nežinau, ar tai buvo teisinga, bet tuo metu svajojau, kad gal netgi visą karjerą praleisti Kaune Žalgiryje. Bet kai atėjo tas momentas rinktis, ar eiti į Seimo rinkimus su Lietuvos žmonių partija, ar išvažiuoti, tai negalėjau savęs sulaužyti. Taip sakant, Romanovas išpirdolino tave iš Žalgirio, reikalaudamas eiti į Seimą. Taip, aš turėjau pasirinkti tiesiog. Ir kadangi aš neėjau ilgajam laikotarpiu, aš galvoju, kad labai gerai pasielgiau ir gavau visokiausių gerų patirčių gyvenime. Nereikia mane žiūrėti taip. Gerai, bet pažiūrėkime, iš tiesų, Virginijus Alekna, puikiausias parlamentaras, savo vietoj dabar ir olimpiečio, ir sportininko tėtis, iš dalies ir treneris, patarėjas, ir jis savo vietą surado. Manai, kad nebūtum puikus politikas? Manau, Sergejus Jovaiša, beje, ne vieną kadenciją tai dirbo. Aš apie save galvoju, kad nebūčiau ir aš to niekada nenorėjau. Aš norėjau visą laiką būti su sportu ir dabar noriu būti prie sporto ir dabar šiom dienom būna susilaukia tų pasiūlymų eiti tai ar į vienus ar kitus rinkimus su kažkokia partija, bet tiesiog atsisakai. Ar pasakyk, kad Žemaitaitis tave kvietė? Ne, nesakysiu nieko, nekvietė, bet tiesiog esu pasirinkęs tokį kelią ir tikrai negalvoju apie jokius politinius dalykus. Tai šitoj vietoj mes galim tiesiog pasakyti visiems, kurie galvoja, kad man tas Kalnietis tikrai papuoštų mūsų partinį sąrašą, galim pasakyti, nebuvarkit. Man ruos juoni, tu nebuvarkit. Ką tu esi daręs momentų, kas tau yra labiausiai įsiminę? Vieną patį svarbiausią. Kas tai? Vaiko gimimas, vestuvės, sidabras, pirma treniruotė. Kas yra būtent tai, ką pasakytų Kalnietis? Čia mano gyvenimo numeris 1. Iš laimingų dalykų. Gali būti ir nelaimingų. Tai turbūt nelaiminga, kai tėtis mirė. Tas momentas, jeigu taip įstrigęs yra. Kiek tau buvo metų? 24, kai tik tai grįžom po pasaulio čempionatą. Tai va tas toksai įvykis, kur jisai ilgą laiką sirgo. Mano vyriausia dukra buvo tik pakeliu į šį pasaulį ir jie prasilenkė. Tai va toksai tas momentas, kai laikiau dar taip už rankos ir jau jo nebėra. Tu buvai paskutinis, kurį jis matė? Jo. Pasakyčiau dar kokie paskutiniai žodžiai buvo. Pasakyk. Negaliu, nes reiks užpipinti. Užpipinsim, čia ne televizija, čia tinklalaidė, bet... Bet sakau, aš net labai to didžiuojuosi. Tiesiog jisai sirgo ilgą laiką vėžiu, jam ten buvo atsisakę daug organų, jisai kvėpavo su deguonies balionu, aš jam kažkaip nutraukiau ir sakau, tėti, negalim tiek to deguonies, nebeturim, jau čia tų balionų, aš nespėjau važiuoti keisti. Jis sako, eik. Ir už kokių 5 minučių išėjo. Tai bet sakau, aš taip nešiojuosi savyje tą tokį. Bet dabar, kaip pasakai, palengvėjo. Iš tiesų, ta akimirka, kai išeina mūsų artimieji, mylimiausi vienas dalykas, bet paskui mes susigyvenam su praradimu
Ir dabar tu kalbėjai apie tai šypsodamasis, Taip. prisimindamas savo tėtį, kuris tave pasiuntė. O tai ką, buvo gaila to baliono? Nu, nebeturėjau, aš jau nespėjau tarp treniruotės, iš tikrųjų buvo toks, nejokingas įtemptos savaitės, kur tu jau žinai, kad tai ateina, bet niekad negali pripažinti. Ir ten, sakau, reikėdavo to degonės jam vis daugiau ir mes tiesiog jo nebeturėjom tuo metu, sakau, biškai pataupyk. Nu, tai va taip ir baigėsi. Anksčiau vėliau mes visi, aišku, išeisim, su Saule negyvensim. Ar pats pagalvoji apie tai, kokią Lietuvą paliksim savo vaikams, kokią tu saviems paliksi? Aš labai tikiuosi, kad svarbiausia, kad jinai būtų taiki. Ir laisva. Ir laisva. Taiki ir laisva. Tai čia yra du didžiausi dalykai, nes kartais vaikam yra sudėtinga supras, kad laisvė nėra jau tokia visiška duotybė. Ir dabar čia šiais laikais ypatingai, suprantam, tas klausimas vis jautresnis toks. Nutikus dienai X, liktum Lietuvoje ar išvežtum vaikus ir būtum su jais? Aš galvoju, kad likčiau, bet nesinori muštis į krūtinę dabar, nes kai ateina ta situacija, klausimas, kaip tu žmogau pasielgsi. Aš galvoju, kad aš likčiau. Man faina, kad tu nesimaivai prieš mūsų žiūrovus ir prieš save, kad tu nežinai. Kur tu gali žinoti, kai tu atsiduri tokioje situacijoje, nes dažnai būdavo ir sporto aikštelė, tu nežinai, kaip tu sureaguosi. Ir dabar pasakyti yra lengva čia, kad mes liksim. O kas atsitiks tą dieną, geriau jos neprireiktų, aišku. Pats negalvoji parašyti knygos? Ne. Mantas Kalnietis, aš nemirtingas. Ne, knygos aš negalvoju parašyti, aš turiu daug atsiminimų, daug istorijų, kuriuos pasidalinu savom draugų ar pažįstamų rate ir jos sklinda ir mes irgi galėtume Tai gerai, istorijų papasakoti. Dėl knygos neįkalbėsiu, bet gal kažkada. Gal tada pasidalink su mūsų tinklalaidės žiūrovais tą istoriją, kuri dar neplačiai nuskambėjusi ir, kaip sakyt, kuri malonu prisiminti ir ne visai gėda papasakot. Geras klausimėlis, ne? Geras klausimėlis, net nežinau. Nes sklinda legendos, aš pamenu, kad kai Seule laimėjo mūsiškiai krepšininkai Sovietų sąjungos sudėty, mūsų ketvirtukas auksą, ir bent tokia legenda pasakoja, kad grįžinėja Arvydas Sabonis ir kažkur į viešbutį ir remiasi į stiklą veidrodinį, bet ranka kažkur įpjauta. Ir jis remiasi eina ir ta drūžė tokia ant stiklo lieka. O iš paskos eina tas patarnautojas, kuris tą visą valo, kad nebūtų. Jis tai pažiūrėjo, opa. Kad nepasiektų. Galiu pasidalinti tokią istoriją, nenoriu savo draugų priduoti, aš apie save papasakosiu, bet ne iš Lietuvos rinktinės. Esu laimėjęs Italijai krepšinio čempionatą. Su Armani. Su Armani, taip. Ir mano vienas labai geras draugas, kroatas, kas krepšinio domisi, tikrai žinos, Krunoslavas Simonas. Mes visą naktį šventėme ir važiuojam namo. Mūsų namai nuo tos vietos, kur vyko šventė, apie 1,5 kilometro. Bičias nusistatęs navigacijos kelią į namus, žiūri 600 kilometrų. Sakau, Vasilė, ką tu čia darai, kur tu čia važiuoji? Sako, namo. Kur namo? Sakau, taigi čia namai. Ne, tai aš į Zagrebą. Pradėjom važiuoti, važiuojam. Žiūriu oro uostą šone. Galvoju, kiek tu čia dar važiuosi? Gerai, varom į Zagrebą, bet sakau, davai skrendam. Gerai, žiūrėk bilietus. Pasižiūrim bilietus, nėra tiesioginio skrydžio į tą Zagrebą. Per Frankfurtą. Gerai, per Frankfurtą. Bilietų nėra, paėmė ten brangesnius biznio klasės, nes jau nebuvo ką daryti. Nueinam į tą lėktuvą, šiaip ne taip. Lėktuvę pamiegam, dar davė šampano išgerti. Ok, neprapuls. Pamiegam, tai čia 10 metų atgal. Ir žinotas, užmiegi ir bum, leidėsi jau. Nusileidė Frankfurte. Žiūri, Frankfurtas, Zagrebas. Paėmiau tą bilietą, suplėšiau, sakau, žiūrėk, tu skrisk namo, aš atgal į Milaną. Bet aš iš tikrųjų irgi mėgstu sakyti, kad čia tokia gal nėra sportininkų istorija, bet kai yra viskas laiku vietoje, tai aš manau, kad ir tie prisiminimai yra geri. Mūsų profesorius, vienas teisės mokslo, jisai sakydavo, kad svarbiausia žinoti su kuo, kada
ir kiek. Ir svarbiausia čia būdavo su kuo. Nes su blogu žmogum, ką bedarysi, ar ten balebuosit, ar švęsit, ar ne, bus vis tiek blogai. Dar vienas klausimas, kurį labai dažnai tenka girdėti, jis kaip už 9 užraktų, bet, na, ir broliai Lavrinovičiai yra, apie tai pasakoja ir pats man Šaras, ir Kurtis užsiminęs. Ar yra tekę išbėgti į aikštelę šiek tiek padarius? Ne. Niekada? Niekada. Net iš po vakaro? Iš po vakaro yra buvę, kai žaidžiau dar Žalgirio dubleriuose, bet tai buvo tokia gera pamoka, kad to ir užteko. O kas ten buvo tokio? Žaidžiau Žalgirio antroje komandoje jaunimo ir iš vakaro vyko universiteto cementovkė. Ir nepaskaičiavau. Nebuvo taip, kaip turėtum ruoštis rungtynėm. Ir nors tą sezoną žaidžiau jau labai gerai, jau čia buvo prieš Žalgirio laikus, kur sekantį sezoną jau mane paėmė į pagrindinę komandą, bet tos rungtynės buvo per televizorių rodomos, kas jaunam dar būdavo labai neįprasta ir labai laukdavo tokių dalykų. Ir aš sužaidžiau vienas iš prasčiausių rungtynių tam sezone. O tu tą įrašą turi pasilikęs? Ne, įrašą neturiu, nes dar tais laikais net nežinau, ar galima turėti tą įrašą. Bet tai aš labai džiaugiuosi, kad aš gavau tokią pamoką, kad... Ir tai buvo vienintelis kartas ir supratai, kad negalim painiot. Jeigu jau švenčiam, tai švenčiam, bet jeigu žaidžiam, tai žaidžiam. Taip. Tai tie dideli šventimai tik tai po rimtų pergalių, tai irgi čia sezono metu tai nėra. Bet žinai, tam senam anekdotė, kai Čiukčia rašo dienoraštį, vakar susitikom su rusų poliarininkais, gėrėm. Vos ryte nenumiriau. Toliau rašo, po 2 dienų. Vėl buvom susitikę su rusų poliarininkais, gėrėm. Geriau būčiau numiręs pirmą kartą. Gerai. Mantai, tavo palinkėjimas, artėja daug svarbių varžybų, olimpinės, aš neabejoju, kad ir pasaulio čempionatas dar. Treneris, ko gero, nesiginčykim, bus Rimas Kurtinaitis. Net nebejoju. Be jokios abejonės. Tavo linkėjimai jam. Jis įrodė, kad turi savo stuburą, kur galbūt nemažai jo netikėjo, taip sakykime. Ir tai turbūt jo didžiausias yra privalumas tai, kad jisai eis taip, kaip jisai galvoja, su savo idėjom, su savo matymu. Ir jeigu jisai degs, tai jisai žinos, kad jisai už tai atsakingas, tai turbūt tuo keliu jam reikia eiti. Kaip manai, kas geresnis, Kurtinaitis gynėjas, žaidėjas ar Kurtinaitis treneris? Nelabai esu matęs Kurtinaičio gynėją. Aš esu matęs. Aš pamenu, dar mačiau jį CSKA gretose, kai jisai buvo pašauktas į sovietinę kariuomenę ir atvažiuodavo žaisti prieš Žalgirį. Ir paskui koks buvo konfūzas, kai tas pats Žalgiris, jam baigus tarnybą tenais, jį pasikvietė. Tai buvo, ką, čia pas mus žais bėgios išdavikas, jį tas, kur su raudona apranga lakstė, dabar žalia, čia išdavystė, visą kitą. Bet, na, jis įrodė iš tiesų, kad profesionalas visur yra profesionalas. Ar turit augintinį kažkokį namuose? Ne, augintinio neturiu, nes labai bijau šunų, tai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad jūsų šunys yra labai išauklėti, mandagus ir visiškai nekreipia į mane dėmesio. Tai šitą beveik nemato, tai tavęs nepastebi, o tas nepažįsta. Supratau. Bet reikėjo prisistatyti gal įeinant. Šuniokai, čia Mantas Kalnietis. Ateik. Fenri, ateik. Ateik, parodysiu. Čia yra mūsų dievas. Nu, baigit. Tai aš labai dėkoju, kad šiandien mes susitikom, tikiuosi ne paskutinį kartą, Nida mūsų dar laukia. Ir jeigu sugalvosit turėti, nu gerai, šunų tau neišeina turėti, bet jeigu sugalvosit turėti žiurkėną, tarkim, tai 8 drambliai rūpinasi ir tokiais. Supratau, čia labai pataikyt. Ačiū labai. O jeigu sugalvosit, tai antrąjį pusėje linkėjimai ir dėl žiurkėno paskambinkit man. Sutariu. Gerai. Ponios ir ponai, akis į akį su Mantu Kalniečiu. Ačiū. Nuostabus žmogus, nuostabus kolega, bičiulis, kolega, brolis ir anūkas. Ačiū. Anūkas, ačiū seneli.